Sveiki visi, mano vardas Marius iš CarPlay LT. Čia norėčiau pristatyti mūsų išmanų įrenginį skirtą BMW automobiliams, išskirtinai BMW automobiliams, kadangi toks įrenginys ilgą laiką neegzistavo, tai yra visiška naujiena. Tai šis įrenginys veikia per USB ir CarPlay prieigą. Automobilyje BMW turi būti aktyvuotas Apple CarPlay. Tai kišame USB lizdą. USB lizdą ir bandome prisijungti. Prisijungimas per originalų meniu, atsiranda naujas adresas, Bluetooth, spaudžiame prisijungti Apple CarPlay, spaudžiame Connect Device. Užsikrauna interfeisas, jį galima valdyti su originaliu ratuku. Taip pat be abejo patogiau valdyti yra liečiamu ekranu. Pagrindiniai dalykai, kas iš karto krenta į akis, kad galima prisijungti, pasileisti Google Maps. Įrenginys pats turi savo vidinę atmintį. Galite parsisiųsti kokią tik tai norite aplikaciją, galite parsisiųsti Netflix. Galite parsisiųsti TV3 Play, Go3 Lietuva. Galite įsikelti kažkokių tai video į SD kortelę. Turime SD kortelės lizdą, galima įsikelti video ar savo APK aplikacijas, jas įsirašyti per APK instalerį arba kitą. Kas yra dar patogu, kad į prietaisą galima įdėti SIM kortelę. Tada prietaisas turės savo internetą ir galės veikti nepriklausomai nuo jūsų telefono. Šiuo atveju esame pasijungę prie telefono interneto per personal hotspot. Tai tam reikia atsinešti telefoną į automobilį, bet jeigu SIM kortelė būtų įdėta į šį prietaisą, prietaisas jau turėtų internetą ir visas kartais sėdus į automobilį nepriklausomai atsinešėte savo telefoną ar ne. Kitas privalumas yra Android Auto. Dažnai BMW automobiliai neturi Android Auto funkcijos. Esant poreikiui galima tiesiog paimti, prisijungti Android telefoną. Veikia garsas per originalias kolonėlės automobilio, reguliuojame ratuku. YouTube'e galima pasidaryti full screen. Klasikinis setupas, galima sakyti, kad yra įsijungiame Google Maps vienoje pusėje. Google Maps veikia nuo jūsų interneto. Negi esame patalpoje, interneto ryšys nėra labai stiprus. Tai įsijungiame Google Maps. Šiuo atveju važiuosim pas mus. Galima pasidaryti split screen, įsijungti YouTube'e. Ir tokiu būdu vienoje pusėje matyti video iš YouTube'o, kitoje pusėje galime matyti navigaciją. Tiek trumpai apie šį įrenginį. Galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje, o esant poreikiui galite paskambinti, atvažiuoti pas mus, pasikonsultuoti, pasibandyti savo automobilį ir panašiai. Tai kreipkitės į CarPlay LT telefonu, e-mail, laišku, Instagramą, WhatsApp'e, bet ko. Ačiū labai už dėmesį ir iki susitikimų.